Jau kalbėk, Lenute. Tai sveiki visi, kurie esat čia šį gražų vakarą ir tie ir tos, kurios žiūrėsit mūsų įrašą. Tai mes šį vakarą turim ypatingą viešinį atvykusią netgi iš Klaipėdos gydytoją, praktikuojantį gydytoją, kalbantį didelėm auditorijom, netgi vykstantį į kitas šalis, ne tik Lietuvoje. Tai mums čia ypatingas džiaugsmas sulaukti, tikrai kalėdų stebuklas mūsų ofise. Sutikim Birutę Čivinskienę, gastroenterologę, praktikuojančią gydytoją. Taigi, daugiau ir nesiplėsiu, labai džiaugiamės ir atiduodam eterį Birutei. Taip. Malonu, Linute, už pristatymą. Ačiū Jums susirinkusiems ir namų aplinkoj. Susitikimo tikslas yra kiek tai pasidalinti žiniom, kiek tai padėti sau. Be abejo, kada yra kalba apie sveikatą, tai šiai dienai sveikata yra sakoma, yra mūsų rankose. O ligos yra gydytojų rankose. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Šiuolaikinė medicinos praktika yra taip suorganizuota, kad gydytojams teikti žinių tiesiog pritrūksta laiko. Aš visada džiaugiuosi, kad galiu susitikti su auditorija ir turiu tą prabangą pasidalinti žiniomis. Kas domisi, tai aš žinau, kad turi daug informacijos jau kiekvienas sukaupęs ir ta informacija galbūt šiandien mums pasitvirtins, dar labiau sustiprinsit savo norą pasidalinti arba tiesiog galbūt ir išgirsite kažką tai naujo. Taip, tiesiog noriu pateikti, kad dabar požiūris į plėtojantį sveikatos išsaugojimą yra kompleksinis, apimantis viską. Ir mūsų emocijas, mūsų mąstymą, psichologinį, emocinį klimatą nagrinėjam, ne tik tai fizinio kūno poreikius, bet ir bendrystę, ypatingai kas liečia stresinę aplinką ir kaip iš jos išeiti. Ir mes dėja šiai dienai esame atsidūrę ant tokios gana sudėtingos ir sparčiai kintančios ekosistemos situacijos. Todėl žinios ir jų pritaikymas būtent kasdieninėje praktikoje tai yra mūsų išlikimo ir pilnavertiško gyvenimo garantas. Čia gal tokios frazės skamba kaip ir pasigilinus, jos yra tikrai yra vertingos. Dažnai būna taip, ypač aš savo praktikiniam darbe susitinku su tokiais žodžiais: būčiau žinojęs anksčiau. Tai yra tiesioginė nuoroda man pačiai, kad ta informacija ir žinių poreikis yra didžiulis. Ir dėja materialinės vertybės, namai, mašinos, tai tiesiog yra kintančios vertybės, o nepanaudotos žinios yra bevertės. Tai būtent paskata ne tik žinoti, bet ir dalintis tom žiniom ir aktyviai savo pritaikyti ir veikti. Kas pasikeitė mūsų aplinkoje ir gyvenime? Mikronutrientai, čia pavadinimas toks galbūt jums neįprastas, tai yra tos maistinės medžiagos, kurių mes nerandame parduotuvės etiketėse. Tai yra mikroelementai, vitaminai, jeigu baltymų sudėti, angliavandenių sudėti, būtent cukraus sudėti mes randam, kiek riebalų yra produkte, bet tie elementai, kurie pagrindinė dalyvauja mūsų sveikatinimo procese, dėja nelabai ir turime tos informacijos. Ir liūdniausia žinia ta, kad pasaulyje pasigaminome gana daug tokių nereikalingų, aplamai nežinomų, nepažįstamų, niekada evoliucijos eigoje žmonijos praktikoje nebuvo naudota tokių papildomų medžiagų, cheminių medžiagų,
kurios šiandien yra įvardintos kaip toksinės medžiagos ir jų kiekis siekia jau iki 5 milijonų. Iš jų yra 60 tūkstančių nuodingų medžiagų pavadinimų ir 10% jų naudojamos buityje. Mus tik nuramina, kada ateina koks tai naujas priedas maiste ar mūsų buities priemonėse. Tai yra teigiama minimali leistina norma, o kartais visą dieną su tuo maisto produktu gyvena ypač mūsų vaikai ir kiek to leistinos normos mes galim surinkti jau, nes tikrai moksliškai yra įrodyta, kad jautriausi toksinams yra vaikai, ypač iki 5 metų amžiaus. O dažniausiai apsinuodija vyrai. Jie, aišku, jie atlieka tos visus ir savo techninius darbus, pavojingus, sunkius. Čia matote, kaip iš aplinkos, kas tai būtų, ar žemės ūkio produkcija, ar gyvulininkystė, ar paukštininkystė, bet koks įvestas priedas, jis įeina į ratą, per tos medžiagos patekimo ratą, jis galutiniam rezultate patenka į mūsų organizmą. Ir mūsų organizmas, tiesiog pasakysiu, kodėl labai yra silpna mūsų imuninė sistema. Eilę metų imuninė sistema nepažino mūsų močiutės, seneliai, proseneliai, nesusidūrė su tokiu kiekiu įvairiausių pesticidų, herbicidų, antibiotikų, medikamentų, maisto stabilizatorių ir kitų priedų. Tai imunitetas būtent pirmą strėlę ir nukreipia šitų nepažintų, niekada organizme nepatekusių, nebuvusių gyvenimo eigoje medžiagas, nukreipia savo apsaugą ir pilnai galima suprasti, kodėl taip lengvai į mūsų organizmą įsiskverbia virusai, bakterijos, grybeliai, pirmuonys, parazitai ir panašiai. Jiem praktiškai vartai atidaryti, nes imuninė sistema yra užimta visiškai kitais šalinimo tikslais iš organizmo. Čia yra panašiai, kaip mes dabar kovojam, kad gauti mėsos produktą, kad būtų išauginta ant žalios žolės, jeigu jautiena, jeigu paukštiena, tai turbūt esat girdėję, kad tik Vilniaus paukštynas augina be antibiotikų. Man tenka sutikti augančią kartą, kuri, ypač berniukai jautrus tam, tiesiog matosi platus kūbai, krūtinėlės augančios, jie įgyja tokią moterišką figūrą ir dažniausiai keliu klausimą, man labai įdomu, kokią mėsytę jūs mėgstate. Jie dažniausiai atsako, kad tai paukštiena, beveik 100% šitą atsakymą gaunu. Tai vis tik tai ten yra augimo hormonų kažkur lesaluose ar kokių antibiotikų. O kodėl dabar tas karvės pienas buvo karta, kuri išauginta ant karvės pieno, o dabar ištisai alergijos, jautrumas, karvės pieno netoleravimas. Bet tai yra kita problema, manyčiau, kad vis tiek ten patenka pašaruose tų medžiagų ir kaip teigia vienas nutriciologas, sako, mes kiekvieną dieną, jeigu, pavyzdžiui, ten anksčiau nuo gripo saugodavo mūsų vištienos buljonas, tai dabar tiesiog vištienos buljonas jau yra kaip gydomoji antibiotikų dozė panaudota. Tai turbūt čia diskutuoti apie tą problemą ir noriu jums tokią dar vieną temą padovanoti apie glifosatą. Mes Europos, kada buvo mūsų garbus gydytojas Vytenis Andriukaitis komisaro, Europos komisijos narių atsakingų už maisto saugą ir visuomenės sveikatą, siūlė atsisakyti Roundupo, to vadinamo glifosato, ir įkurti Europos Sąjungos sveikatos sąjungą. Ir šitas glifosatas tapo ginčo objektu, kada Pasaulinė sveikatos organizacija, Vėžio kontrolės agentūra 2015 padarė išvadą, kad jis gali būti
kancerogenas žmonėms. Ir daugelis kompanijų pareiškė, kad tai yra tikėtinas, nu aš nežinau, kom čia yra, gali būti ir tikėtinas, kuo čia labai skiriasi, ir kad dar trūksta mokslo duomenų ir panašiai, todėl Europos komisija turėtų imtis atsargumo priemonių ir nebetvirtinti šio herbicido. Ir kada ES narės šitą klausimą nagrinėjo ir buvo užduotas tiesioginis klausimas, o kas galėtų dabar apseiti be glifosato. Tai nei viena šalis nepakėlė rankos, tik vienas Latvijos ūkininkas sutiko vesti tą savo žemdirbystę be glifosato. Taigi noriu padovanoti Kalėdų progą, kaip mes iš organizmo galime tą glifosatą suskaidyti. Puikiausiai veikia obuolių actas. Obuolių actas ten yra acetobakterija, kuri skaido. Tai yra vienos iš naujesnių žinių. Taip kad tas rytinis šilto vandens gėrimas ir įdėjus į stiklinę vandens trečdalį ar pusę, kaip kas toleruoja, natūralaus obuolių acto, tai jūs dar padėsite ir šitą toksinę medžiagą pašalinti iš organizmo. Buvo patikrinta europarlamentarų kraujas ir kiek to glifosato buvo pas visų jo rasta. Taip pat aktuali tema turbūt ne tik tai į priedus, bet ir į plastiką, kuris jau yra tiesiog pasiekęs ir smegenų ląsteles, kadangi tai tirpsta riebaluose ir kūdikių, ir moterų placentoje, ir mamos piene ir panašiai. Tai perėjimas iš plastiko į kitas nekenksmingas medžiagas tikrai yra šios dienos aktuali tema. Ir kitas dalykas, kiek mums rekomenduoja naudoti natūralius maisto produktus, daržovės, vaisius, tai prekybos centruose buvo institutų atlikti tyrimai. Čia vienas iš tokių japonų Kuši instituto analizė. Tai buvo 12 šviežių daržovių nuo 75 iki 97 metų. Čia yra ganėtinai dar seni duomenys. Tai buvo rasta, kad vidutinis kalcio kiekis sumažėjo iki 27%. Geležis jis krito iki net 37%, vitamino A, 21 vitamino C. Taip kad kokį produktą gaudavo mūsų protėviai, tai anatol šiandien mes tuom pasididžiuoti negalime. Ir kai yra dvi kryptis, vienos mus tiesiog rekomenduoja naudoti tik tai vaisius ir daržovės, bet dar nei vienas prekybos centras, nei viena laboratorija mums negali duoti, ką mes iš tikrųjų, kokį kiekį ten tų naudingų mikro, makro elementų gauname. Tai čia tik tai yra tokia aktualija. Ir stengiuosi privesti per tuos pavyzdžius į temą, kurią noriu supažindinti ir pratinti auditorijas prie tokio termino, kas tai yra endoekologija. Apie ekologiją mes turbūt per ekologiją ir nepriklausomybę pasiekėm, pradėjom valytis, tvarkytis, stebėti aplinką, matyti, kiek mums yra teršiančių medžiagų ir panašiai. O organizme tas pats vyksta ir kad sveikata yra ta adaptacija, kiek mes sugeba organizmas prisiderinti prie kintančių aplinkos sąlygų ir naujų medžiagų įvedimo. Ir nuolatinis kontaktas tai vyksta ir dieną ar naktį visą parą per vandenį, maistą, orą ir tas nematomas mūsų mikropasaulis būtent yra skaitoma, kad mūsų organizme dominuoja tų bakterijų žymiai daugiau negu mūsų pačių kūno ląstelių, kad jos pagrinde mums reguliuoja ir nuotaiką, ir sveikatą, ir kaip ją prižiūrėti, ir koks turėtų balansas. Čia yra tiesiog ta vadinama pagalba mūsų organizme, kaip ją išsaugoti. Kadangi šios dienos aktualiausia tema, nutarta kalbėti daugiau apie limfinę sistemą, o būtent limfinė sistema yra imuninės sistemos dalis.
Ir imuninė sistema sudaryta iš audinių, organų, ląstelių, kurios saugo mūsų genetinį kodą, gina nuo infekcijų, piktybinių ląstelių. Būtent mes ir apkalbėjom, kad jinai neutralizuoja tas svetimas medžiagas, ką aš ir sakiau įžangoje. Ir palaiko tą pusiausvyrą. Ir viena iš imuninės sistemos dalių svarbi yra limfinė sistema. Apie limfinę sistemą informacijos ir duomenų yra ganėtinai nedaug. Specialistus limfologus ruošia Vokietijoje Foldi klinika ir kada domėjausi, tai Lietuvoje buvo keturi praėję Foldi klinikos apmokymus, mokslus baigę. Aišku, jie dažniausiai dirba masažų, ten kur prie onkologijų, kur jau labai ryškios tos limfademos, kaip pašalinami limfmazgiai. Ir žinoti apie limfinę sistemą, tai būtų mums viena iš tokių sudėtinių šio vakaro dalių, kadangi jinai turi ne tik tai, kad sistemą, bet ir atskirus organus. Ir pagrindinis smaigalys yra nukreipiamas į limfmazgius. Kitas labai svarbi, mes irgi savo praktikoje ir studijuodami mediciną apie blužnį tik tiek žinojom, kad blužnys yra eritrocitų kapinės, o kai jinai reguliuoja ir skysčių kiekį, ir taip pat kaip imunitetą, kaip matot, reguliuoja ir treniruoja. Kitas svarbesnis yra čiobreliaukė, kuri irgi vyresniam amžiuje jau turi tokių nykimo fazių. Kaulų čiulpai, būtent šitoj kompanijoj, kur mes šį vakarą susirinkom aptarti temą, kaulų čiulpų, tos kamieninės ląstelės bus trumpai paliestos, ką jos mums kokią reikšmę turi. Ir tie limfmazgiai grupuojasi į grupes, jie pavieniai yra paviršiuose, po oda, prie organų, jie turi savo veikliasias ląsteles, vadinamus limfocitus, makrofagus. Kaip atrodo pati sistema, jinai išsidėsčiusi, perima visą limfos, tas skystis, kuris yra tarp ląstelio, taip vadinamas tarpląstelinis skystis, kada jis jau patenka į indą, į kapiliarą limfos, jau tada patekęs į tą tokią apribotą terpę, tas skystis jau pavadinimą keičia ir vadinasi nebe tarpląstelinis skystis, o limfa. Jis yra skaidrus, balzganas, kada mes nusibrozdinam, tai tokie rasoti lašeliai, o vėliau jie sukreša, užsideda šašas ir va tokį išoriškai mes tą limfą ir matome. Ir organizme jos yra apie 2-3 litrai ir vėliau jinai suteka į tokias stambesnes limfagysles, pasiekęs krūtinės ląstą, jie čia jau susidaro toks kamienas. Ir pagrindinė limfos patekimo vieta yra patekti į veninę kraujotaką, kad veninė kraujotaka per kepenis ir inkstus išvalytų organizmą. Ir grubiai šitą limfinę organizmo sistemą dar vadinama drenažinė sistema, valomoji sistema visų toksinių medžiagų, suirusių ląstelių ar onkologinių pakitusių ląstelių ar pakitusio papildomo baltymo arba patekusio viruso, bakterijos ar grybelio ar kokio tai pirmuonio, kad jis būtų per tos limfmazgius išnešamas. Ir čia viena iš svarbiausių dalelių yra limfmazgis kampe, matomas, rodomas jums, kur įeina apie 20 latakėlių, reiškiasi, ateina į limfmazgį labai daug tų latakėlių, o išeina, matote, 2 latakėliai. Tai tas principas yra, kad per siauresnę vietą, kad kuo ilgiau tas limfa užsibūtų limfmazgyje ir čia tie limfocitai, makrofagai, tos veiklios ląstelės
jos randamos ir kraujyje, ir tarp ląstelinėme skystyje, bet jų sankaupa patys limfmazgiai jos gamina ir jie turi tokius fermentus, kokių mums dar nesukuria nei viena farmacinė kompanija, dar neturime tokio preparato, kurie sugebėtų ištirpinti ir bakterijos, ir viruso, ir toksino, neutralizuoti, jį perdirbti ir nukenksminti. Jeigu vienas limfmazgis nepajėgia, jisai toliau kyla į viršų, matote, kad jų eina grupėmis aukštyn kylant, tada tą darbą perima sekantis ir taip į pačią veninę kraujotaką jau ateina pakankamai neutralizuotos visos patekusios. Čia vaizdžiai parodo skaidruolė, kaip yra, kada tas vamzdis, tai yra kraujagyslė, atneštas deguonis, vanduo, baltymai, riebalai, angliavandeniai, maistinės medžiagos, mikro makro elementai patenka būtent, o ląstelė, matot, per kokį atstumą jinai yra, per tokį tarpląstelinį tarpą. Ir turi čia kaip kontrolės postą, kaip pasienio zoną. Tai tokį matot didelę pailgą ląstelę fibroblastas. Gal aš tai jums parodysiu tiesiog va šitą pailgą ląstelę, čia mūsų jaunystės kolageno, elastino, jinai gamina va šitą ląstelę, labai svarbi organizme. Yra ta pati imuninė ląstelė, kur minėjau, limfocitas, kuris sugeba jau šitam tarpląsteliniam tarpe, šitam tarpląsteliniam skystyje, kiekviena ląstelė, kad ateitų tos maisto medžiagos, turi praeiti tą kontrolę. Jeigu čia patenka per sūrus ar per saldus mūsų maisto dalies fragmentas ar skysčiai, tai nervinė ląstelė siunčia tiesiog informaciją, nervinė ląstelė siunčia į smegenis ir mums sužadina troškulį, kad čia būtų pusiausvyra, viskas yra reguliuojama. Ir taip pamaitinamos ląstelės. Iš kraujo, matot, netiesiogiai, o per šitą tarpląstelinį tarpą. O tam tarpląsteliniam tarpe randasi skysčiai. Arba jeigu čia kaupiasi kokios labai riebalai, kokios putliosios ląstelės ir panašiai, visa ta reguliacija vyksta tokia grubės, čia mano parodyta schema. Čia jau vizualiai matome, vis tik tai daug apie tą karalienę ląstelę mes šiandien kalbame, kaip svarbi jos membrana, kaip svarbus jos branduolys, čia saugomas tas mūsų genetinis kodas. Taigi dabar paskutinių dienų mano skaitytas pranešimas, kad genetiškai genuose nerasta nei senatvės, nei mirties geno. Čia dėl manęs buvo tokia. Ir mūsų tikslas šiandien yra kuo ilgiau išlaikyti ir pratęsti jaunystę. Tai su tuo šiai dienai tų žinių yra pakankamai, ta vadinama longevity, kodėl mes norime to amžėjimo, kad jis būtų kokybiškas, kad mes būtumėm darbingi, aktyvūs, energingi. Čia vizualiai vėlgi matote tą pačią schemą, tik čia parodyta tas kapiliaras, ta kraujagyslė, kur yra eritrocitas, o eritrocitas jis yra be branduolio, jis gali susilenkti, praeiti pro ploniausius sluoksnius ir tas mano minėtas fibroblastas, didžioji ląstelė, kur gamina mūsų grožio elementą kolageną ir elastiną. Ir aišku, jūs puikiai suprantate, kad jeigu šitoj terpėje bus daug cukraus, tai tos kolageno skaidulos bus kaip sirupė suklijuotos, sulipdytos. Ir kad tą sulipdymą mes šitame tarpe išvengtume, tai labai padeda rozmarino ekstraktas. Agebreaker, netgi prancūzų firma turi išleidusi kapsulės, dabar naudoja surasta iš irgi natūralių priemonių. Tai mūsų šefai tą puikiai žino, kada daro jau mėsos patiekalus, tai dažnai kaip prieskonis naudoja rozmarino šakeles. Tai tikrai, jeigu turit sąlytį su rozmarinu, tai irgi yra informacija. Taigi, kaip tos endoekologijos pasiekti, man labiausiai patinka ir mano klausytojams patinka, kad švaru ten, kur neteršiame. Kaip mums pagerinti tų šalinimo organų veiklą ir kokie tie šalinimo organai yra.
ir kokias programas reikėtų taikyti, tame tarpe yra antiparazitinės, ir kokius produktus reikėtų naudoti atitinkančius ląstelių ir organų poreikius. Taip kad ta mūsų mityba patinka, nepatinka, nelogiška. Mums reikia turėti bazinių žinių, ko mūsų organizmui reikia, ko kiekvienai sistemai, širdžiai reikia vieno, nervų sistemai turbūt visi žinot, ko ten reikia, ir B grupės, ir kauliniams audiniams irgi, ir kolagenas svarbu, ir kalcis, ir magnis, ir kiekvienas organas turi savo tokį, kaip pasakyti, protokolą, ko reikėtų. Kaip vykdome tą šlakų, toksinų pašalinimą, koks tikslas yra, kad susigrąžinti prarastą energiją. Šiandien turbūt pagrindinis tas mūsų nusiskundimas, labai greit pavargstu, tik atsikėlęs jau nėra ir jėgų, kaip sureguliuoti tą balansą, pagerinti psichinę, emocinę sveikatą, atsikratyti nereikalingų kilogramų su svorio korekcija. Puikiai žinote, kad tie priedai, kaip jau aptarėme, apie 50% patenka su kraujo baltymais į tą tarpląstelinį tarpą. Ir audiniai pradeda tinti, o ten, kur yra bala, tai turbūt žinot tokį posakį, kur bala, ten ir varlės, tai ten ir kaupiasi įvairūs patogenai ir išskiriami jo toksinės medžiagos. Ir būtent tas limfos tėkmė, jinai lėtėja. Limfos kaip po skysčio mūsų organizme yra 2-3 litrai ir jis teka labai labai lėtai. Kodėl taip lėtai teka? Nes širdis teka, kraujas teka dėka širdies susitraukimo, dėka spaudimo, o limfa tokios prabangos neturi. Ir limfai pagalba yra mūsų judesiai, mūsų raumenys. Ir kaip matėte, kad šitos mūsų limfa yra paraleliai eina su vena, su arterija, su nerviniu pluoštu, jie tiesiog aplipę ir jų judesiai dar čia pagreitėja nuo pulsacijos, nuo kraujotakos sistemos pajėgumo ir ritmiškumo. Ir kuo mes galėtumėm padėti, kaip pašalinti. Problema yra ta, kad iš žarnyno mes šalinam apie 15% tų užsilaikiusių mūsų nedavirškintų toksinių medžiagų, tiesiogiai iš maisto patekusių. O kaip matot, tarpląsteliniam tarpe jau ten visai kita kompozicija, arba nedavirškintas maistas, arba per daug ten baltymo, arba per daug ten patekusių tų patogenų. Ir pasirodo, tų visų teršalų šalina limfą apie 80%. Jeigu žarnynas tik 15%, tai turbūt nuo šiandien suprasite limfinės sistemos svarbą, kad apie ją reikia nepamiršti. O pažiūrėkite, koks paprastas veiksmas, kaip po masažas, pagreitina limfos tekėjimą iki 30 kartų. Organai ir audiniai greičiau atsikrato galutinių irimo produktų ir toksinų. Nes kiekviena ląstelė organizme turi savo medžiagų apykaitos produktus. Ir ląstelė pagaliau žūsta, pagaliau jinai mutuojasi, jinai piktybėja. Ir turbūt iš onkologijos žinote, kada nustatomos yra onkologinės ligos stadijos, tai būtent nustatomos pagal limfmazgių pakenkimo vietas. Yra pirma stadija, kai tik tai vietiniai apie organą esantis limfmazgiai, o jeigu jie jau pereina į periferiją, išplinta toliau, tai jau visiškai kita. Ir kai tuos šalina tą onkologinį procesą, šalina organą, šalina limfmazgius, be abejo, jūs puikiai suprantate, kad pažeidžiama limfos tekėjimas ir tie tinimai gaunasi natūraliai dėl to, kad jau yra suardyta visa struktūra. Užtenka, kad ir gili žaizda, tai žinote, kad kraujagyslė ten nervą dar gali susiūti, bet limfagyslių susiuvimo dar tokios praktikos nėra. Ir todėl mūsų to žaizdos labai ilgai šlapiuoja, jos sekretuoja, kada daromi perrišimai, prilimpa, sunku tvarstį nuplėšti, tai čia viskas yra, aišku, ir dalis kraujo, ten jinai susimaišo, yra tokia, įgauna rudą spalvą.
Apie žalingus įpročius turbūt ir kas užteršia tam mūsų organizmą ir limfą, tai suprantama daug tų priežasčių. Vienas iš jų būtent yra judėjimo trūkumas, pagaliau vandens trūkumas, nes supratot, kad limfa yra skystis, kad jinai aktyvuotųsi ir tą vandens gerimą. Ir šiandien aš turėjau pokalbį ir kalbėjom, kaip reikia vandenuko gėrimas, irgi mes ne viską taisyklingai darome. Vanduo turėtų šaltas ypatingai nebūti, nes tada jisai daro spazmus kraujagyslių, tada limfa tokia tampa kaip želatina, jinai standėja ir judėjimas jos apsunkėja. Vanduo turėtų būti, kada mes geriame, tai turėtų būti šiltesnis už ranką. Ir gerimo režimas ir panašiai, apie vandenį čia yra atskirų paskaitų temos. Be abejo, mes taip pat gana gausiai, kada vartojam medikamentų, tai puikiai suprantate, kad apkrovimas ne tik kepenim, bet ir tose kepenyse esančiam tam tarpląsteliniam tarpui. Ir čia mano patvirtinimas, kad žarnyno audinių tarša, patvirtinu, kad likusi visa dalis, 85% yra tų teršalų užsilieka tarpląsteliniuose tarpuose. Ir čia yra pasakyta, kad vien žarnyno valymo nepakanka, bet jeigu ir to žarnyno valymo nedarysime ir neturėsime tam priemonių, tai kaip pasiekti tą endoekologiją, tą švarą organizme, tai turbūt šitai auditorijai įtikinėti jau nereikia. Ir kad sudėtingiausia iš ten pašalinti yra dėja. Čia vėl graži schema, kaip ta limfa įsiterpia ir kad ne tik po oda jinai teka, bet jinai teka ir kiekviename organe. Ypač daug yra pilvo srityje, kodėl žarnynas vadinamas didžiausias imuninis organas. Todėl ir kolongardas čia mums pasitarnauja, kad jau šitiem limfmazgiam pagerina darbą. Čia yra apie 600 limfmazgių. Va darant ant tos pilvaplėvės, matote, kiek čia karoliukų yra. Ir kodėl čia jų tiek daug? O todėl tiek daug, kad didžiausias kontaktas visų su maistu, su vandeniu patekusių mums nepageidaujamų ar nedavirškintų maisto dalelių, jos turi pereiti į kraują. O pereiti į kraują, matėte, kad yra būtent limfmazgiai kaip filtrai. Patikrina, išvalo, bet jeigu yra per didelis perteklius, aišku, vieną dieną ir jie nustoja funkcionuoti. Ir kada mes darome, kada yra tarpląstelinis tarpas švarus ir kada jis yra užterštas. Čia ateina arterinis kraujas, jis turi slėgį, turėdamas spaudimą aukštą, jis patenka į tarpląstelinį tarpą, o dalis to skysčio vėl grįžta į veną, nes venose yra žemas spaudimas, šitą žinote. Ir va kita dalis iš to tarpo eina į limfinį kapiliarą. Čia tiesiog rodau schemas, kurios jums sudarytų įvaizdį, kiek daug darbo yra va šitoje zonoje. Ta mano minėti, čia gali ateiti ir, aišku, ateina ir anglies dvideginis, ir vanduo, ir deguonis, ir įvairios mūsų suvalgytos maisto medžiagos, riebalinės rūgštys, amino rūgštys, gliukozė, kur mums virškinamo trakte suvirškina iki smulkių dalelių. Čia neteina nei dešra, nei bulkutė, čia vyksta didelis biochemijos fabrikas, kuris turi susmulkinti iki sudedamųjų veikliųjų dalių, kad pasisavintų ląsteliai. Visas milžiniškas aparatas dirba ląsteliai, tarnauja jai, kad tik tai jinai patenkintų savo poreikius, tai jinai atitiktų savo gyvenimo trukmę, atliktų funkcijas, dalintųsi. Žinom, kad ląstelės yra pasidalinusios jaunos, kad jos pasiekia brandą ir jos taip pat turi teisę ir numirti, ir tos visas atliekas ir suskilusias ląsteles, jų atliekos irgi iš organizmo reikia pašalinti. O jeigu nepašaliname, tai suprantame, mes turėsime arba uždegimą, arba onkologinį procesą, arba kažką kitą. Tai jau apibūdinau, kad nuo ko priklauso limfos tekėjimas, tai pažiūrėkit, dar yra įjungta ir kvėpavimo, ir labai svarbi diafragma. Ar truputėlį orientuojatės, kur yra diafragma ir kokia jos funkcija yra?
Ir būtent limfagyslių vožtuvų sandarumo priklauso. Taip kad čia panaši schema, čia labai gražiai parodyta, kaip svarbus yra judesys. Mūsų sėdimas darbas šiandien mums tiesiog sudaro visas sąlygas ir sąstoviui, ir patinimams, ir sustingimui, o tada jau sąlygos uždegimui ir lėtinėms įvairioms ligoms, kai ten pasiekia kokią tai infekciją ir panašiai. Ir limfa tai jau tik prabudus reikėtų ir tos tempimo pratimus ir atlikti ir tiesiog ją, matote, ne tokių sudėtingų dalykų reikia, bet paprasčiausiai mūsų gyvenimo būdas dabar kitoks. Visur mašina, visur patogumai, liftai, tai yra paprastas vaikščiojimas, kurį visi jau pripažįstam, kad reikia 10 000 žingsnių, gimnastika, joga, kvėpavimas, masažai, vonios, kontrastinis dušas, vibracinės praktikos, pilnavertis miegas. Niekur nedingo, apie miego svarbą dar truputėlį aš jums paaktyvinsiu, kaip suaktyvinti limfą, jau pradedant nuo pėdų. Pėdos pasirodo miofascialinis toksai aparatas, yra fascijos, kitaip vadinamo jungiamojo audinio, irgi apie jį yra įdomios temos apie jungiamąjį audinį. Jeigu pradedame nuo pėdų, tai tas miofascialinis audinys baigėsi mūsų kaktos zonai. Taip apie veido struktūrą, vėlgi, kad mes turime koją, sukamuosius judesius daryti, mes galime sustiprinti veido savo mimikos raumenis ir panašiai. Čia yra turbūt ta vadinama rankos ir kojos, dar gulint lovoje turim pakelti tokius papurtimus, vibracijas daryti, pratimus. Labai naudingas limfai atsistojus, kokias tai pauzes padaryti darbe, tas vadinamas Nikulino pratimas, kada ant pirštų galiukų trenkiam kulnu į grindis ir tada sujudinam visame kūne limfą ir tas raumuo, reiškiasi, iš apatinių galūnių suaktyvina, suintensyvina batutai, kurie mums ypač kartais duoda sunkių tokių trauminių įvykių, bet jisai ganėtinai limfai patogus, apsitrinimai šepečių ar grubių rankšluosčių ryte. Praktiškai limfos suaktyvinimą jau ryte atsibudus reikėtų pasidaryti ritualą, po nusiprausimo ar prieš tą šiurkščių rankšluosčių apsitrinti. Kartais mano auditorija sako, neturim laiko, bet tai čia viskas tuo pačiu, čia kažko ypatingo, kol nueini ten iš miegamo iki vonios, jau gali ir tą iki virdulio užsikaisti vandenuką rytinį gėrimą, jau gali kažkokių pratimų, pasitampimų padaryti, pakvėpuoti. Pagaliau mes buvom su Linute tokioje stovykloje, kur mus mokino diafragminio kvėpavimo ir mūsų mokytoja buvo labai nuliūdusi, kai mato, kad mes sėdim ir nekvėpuojam. Ir labai buvo tikrai, kai aš prisimenu tą jos liūdėsi, tai tada jau man irgi tik tada įsijungia tas kvėpavimo. Aišku, yra sudėtingų, va čia tik parodau, kokius mes, bet kokie pasisukimai, visi tą mūsų raumenyną suaktyvina, o kur suaktyvintas raumuo, tai iš karto ir limfa suaktyvuoja. Čia noriu parodyti, kur ta diafragma, kokia jos svarba, jinai yra raumuo, kuris praktiškai prie streso spazmuoja, ir jis jau sutrikdo mum ir kraujotaką, nes čia pro diafragmą praeina, į aortą praeina ir tas būtent limfos cisterna, ta didžioji vadinama. Ir kada mes paviršutiniškai tik kvėpuojant, jeigu jos ekskursijos nėra, tai dažnai rentgenologai mums parašo tokią išvadą: aukštas diafragmos kupolas. Ką tas reiškia? Reiškia suspaustos apatinės plaučių dalis, o jeigu ten pilnos ekskursijos nėra, ten ir bronchitai, ir plaučių uždegimai, ir tuo pačiu suspausta širdelė, jinai greitai gali ir to
ritmo įvairūs sutrikimai, jin tiesiog neturi erdvės, jin pradeda smarkiau plakti ir prašyti savo vietos, o čia virš diafragmos yra dar pluoštas tų limfmazgių. Jeigu yra bent koks banalus uždegimas ar skrandyje, ar žarnyne, ar kur kvėpavimo takuose, šitose vietose jie gali padidėti, tai vėl tos vietos mūsų organizme yra paskaičiuota kiekvienam organui, kiekvienas organas kaip ta mūsų siena yra neliečiama ir jeigu bent vienas organas padidėja, tai kenčia visa sistema. Taip atrodo čia tie praėjimai, čia praeina vena, čia eina šitas nervus vagus, stemplė, aorta, stambus tokie. Tai kvėpavimo metu, kaip diafragma gali keistis, jinai pakyla, nusileidžia, o jeigu yra tik paviršinis kvėpavimas, tai praktiškai judesių nebūna. Judesių ir nebūna. Tai va tą traukit dabar va sėdėdamos, kol mes čia truputėlį pakimom, kiek įmanoma pilvo priekinė sienelė traukit link stuburo. Nejunkit kvėpavimą, bet tiesiog pilvo preso dėka spauskite visą priekinę pilvo sieną prie stuburo. Ir po to, kiek galima, atitolinkit, išpūskit pilvą, išpūskit. Čia padarysit visų vidaus organų masažą ir iš karto plaučių širdies ekskursijas pakis. Bet galite sujungti ir su kvėpavimu. Aišku, su kvėpavimu yra lengviau atlikti, įkvėpiant išpučiat, o iškvėpiant įtraukiat. Ir tada ta ekskursija diafragmos paktyvėja. Žinok, kas pasidarė. Galiu išjungti, nereaguoja visai niekad. Tai yra tikrai šiai dienai prieinama pakankamai, jeigu logiškai pagalvoti, tai čia ir yra netgi limfologė, kurie diagnostiką daro, jeigu giliai. Nu, šitą parodyti. Nu, kasdien. Kažkoks va čia garsas yra. Čia mano pacientas. Va, įtraukia kiek gali. Vaikam labai lengvai gaunasi. Bet pradžioje tos pratimus atliekant jaučiamas toks skausmas, nepatogumas, o paskui tie raumenys įsitreniruoja ir čia masažuojasi ir kepenys, ir žarnynas, kraujotaka, ir kasa, ir tulžies pūslė. Jeigu įkvepiant, spaudžiant link stuburo jaučiam skausmą, tai po truputį stenkitės vis tas skausmas, kad jis eigoje mažėtų. Tai yra gana pagalba didelė. Taip, o būtent streso metu ta diafragma spazmuoja tulžies pūslė ir čia yra problemų. Čia jau jums apkalbėjau ir susidurėm jau mes su konkrečiais preparatais, kurie mums pagerins būtent žarnyno veiklą, imuninės sistemos veiklą, nes žarnynas yra, šiai dienai skaito, kad 70% imuninių ląstelių ir randasi žarnyne, tai dabar supratote, kad ten daug limfmazgių, daug tų ląstelių, nes tai yra pirmas barjeras, pirma pasienio zona, kuri susiduria su visais komponentais iš maisto, iš vandens. Ir Colongard kompanijos sukurtas preparatas, tai yra, aišku, turi veikliąsias medžiagas, tinka mūsų ir įvairaus amžiaus, neturi cheminių medžiagų, stabilus, patogiai naudojama, visiškai be alergenų. Ir apie tai dar galbūt galutinėse skaidruolėse parodysiu. Dar norėjau supažindinti su jūsų, su naujausiu 2013 metais nustatyta, iki šiol niekada nebuvo nustatyta, kad smegenyse irgi yra limfinė sistema. Kad yra smegenų skystis ir jis dabar priskiriamas taip pat prie limfinės sistemos,
Bet vyksta labai įdomus dalykas, kai mes užmiegame. Pirmoji miego fazė, užmigimas nuo 11:01 iki 1:02 valandos įvyksta nervinės ląstelės susitraukia tarpai ir tada visi medžiagų apykaitos atliekos produktai, kurie sukaupti pas mūsų per dieną, yra iš smegenų ląstelių, nervinių ląstelių tarpų šalinami būtent per limfą. Ir ta limfa šitoje vietoje yra vadinama glimfatinė sistema. Glimfatinė sistema, tos glijos, kaip jos atrodo, tai čia vėlgi neginčimai, jeigu norim atsikelti pailsėję, išvalyti nuo informacinių viso balasto, kurį per dieną surinkome, nuo emocijų, nuo streso, tai miego svarba, čia būtent nebereikalo sakom, kad miegas, tai mes anksčiau įsivaizduodam, kad tai poilsis, kad ten organizme vyksta nepaprastai didelis darbas. Tiek žarnyne, tiek, kaip žinote, žarnynas yra antrosios smegenys, kitaip sakant, o dar kai kurie mokslininkai šiandien ginčijasi, kad žarnynas yra pirmos smegenys, nes smegenų žievė mums išsivystė po tam tikro 1000 metų ir panašiai. Tai ta tema tokia yra labai labai įdomi. Dar grįžtant prie limfos, pasikartosiu, kuo mes ją galim padėti. Siūlau bent 2 kartus mėnesį, pagal galimybės, pagal sveikatos būklę, naudotis masažo paslaugom. Spa centrų tikrai yra, specialistų tikrai turite. Kitas dalykas, pirtis, kas aktyvina tekėjimą, prakaitavimą, odos šveitimai, mankštos, tos mes jau aptarėm. Ir dabar iš žarnyno, kada visi tie toksinė iš limfmazgių suteka ir į pačią žarnos spindį, kaip mums reikia tą toksinę medžiagą absorbuoti. Kolangardo sudėtyje būtent ir yra tos absorpcinės medžiagos, jas atskirai pabrėžiu, kad jūs užsifiksuotumėt, be abejo, jūs naudojat jau ir žinot. Šiaip, kol nebuvo šito preparato, tai rekomenduodavom enteros gelį, gal girdėjot, polisorbą, hepatoprotektorius, lecitiną, betainą, choliną, silimariną, esencialę, nes skrandyje yra rūgšti terpė, o žarnyne yra šarminė terpė. Ir tą šarminę terpę atstato ir sureguliuoja tulžis. O jeigu turim stresą, tai tuo metu spazmas ir tulžis nenuteka. Mums visom priemonėm reikia reguliuoti ir to diafragminiu kvėpavimu, ir to šiltų vandeniu, ir pagaliau tais lašinuko apie 20 gramų, kad atidaryti tulžį, nes tik riebalas ir tik gyvulinis riebalas skatina tulžies nutekėjimą, kad išvalyti. Tai yra pagrindinis antibiotikas žarnynui, net parazitus tulžis sunaikina. Nebereikalo jinai tokia karti, tokia lipni, tokia nemaloni, kada mes jaučiame tulžį burnoje arba po kokio nemalonaus apsinuodimo, vėmimo metu, kai jau pradedam tulžim venti, tai suprantat, kokia jinai yra galinga, bet ten yra jau šarminė terpė, nes turi sunaikinti skrandžio rūgštį. Žarnyne rūgšties jau ten nėra. Kai kurie vaistai, kurie per odą patenka, biologiškai aktyvios medžiagos, įtrinant, masažuojant įvairių eterinių aliejų pagalba, pagaliau irgi per tą limfą, iš augalų, kas aktyvina. Jau kas prakaitavimą ir kraujotaką gerina, tai tas bus ir limfai tiks. Tai jau turbūt žinot, kada avietės prakaitavimą, liepžiedžiai, spanguolės, kraujažolės, kadugio uogos, juodųjų serbentų lapų arbata, kaip nekeista, radau rekomendaciją, apie 40% paskatina limfos tekėjimą, nuovirą jų. Tai tikrai tokia prieinama priemonė. Netgi, aišku, riebus, saldus maistas tirština kraują, patys suprantate, kur rodžiau tarp ląstelinėme tarpe jis susikaupia. Natūralus obuolių actas, tai dovana, prisiminkit, obuolių actas skaido mūsų organizmą patekusi glifosatą.
kalbos nėra, nežinau, iš kur mūsų šeimininkės, moteris, kai būdavo tos tradicinės 3 dienų vestuvės, tai antrą dieną būtinai virdavo raugintų kopūstų sriubą, detoksikuoti mūsų vaišių pasekmes, detoksikuoti kepenis. Kambučio, sezamo, ricinų, garstyčių, erškėtrožių, šaltalankio aliejai. Ir kalbos nėra, dar gali būti ir linų sėmenys sugeria visus tuos. Ir riebi žuvis, česnakas, jūros kopūstai, citrusai, daiginti kviečiai, imberas, ciberžolė, cinamonas. Nu, čia visi jie skatina kapiliarinę kraujotaką, imberas. Bet čia tos aktyvios medžiagos, jeigu mes neturim kokio sudirginimo, uždegimo ar kažko, nes kai kas sako, panaudojau ir man tapo blogiau. Aišku, skaidulinių medžiagų naudojimas, tai čia yra daug tų pasiūlymų ir medžiagų. Paprasti atrodo produktai. Sakykit, turiu klausimą, galiu paklausti? Taip, klausau. Sakykit, jeigu, pavyzdžiui, labai daug vandens geri, vat, pavyzdžiui, ten kaip visur, ten 2 litrus išgert vandens, ar tas vanduo paskui neišplauna ir tų mineralų visų, ką mes turim, ir paskui nereikia organizmą papildyti? Vandens gerimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas mechanizmas. Įvykdyti taisyklingą vandens gerimą per dieną yra iššūkis, nes jeigu gersime stiklinėmis, kaip kartais yra rekomenduojama, tai tikrai atsitiks ta situacija, kurią jūs paminėjote, kad paskatinsime tiesiog inkstų veiklą, nuvarginsime juos tos inkstus ir tuo pačiu, kuo dažniau mes šlapinsimės, tuo daugiau mūsų tų mineralų iš organizmo išsiplaus. Vandenį geriame kas 20 minučių. Rekomendacija yra taip, kad svorį dauginam iš 30, sužinom, kiek mums reikia per parą ir tą kiekį išsidėstom. Vienintelis yra sąlyga, kada iš ryto leidžiamas didesnis vandens kiekis. Jį galima greičiau, nes po nakties organizmas mes jau būnam ir pasišlapinę, ir pasituštinę, ir per naktį, ir paprakaitavę, ir iškvepavę. Tai iš ryto, jeigu ten iki pusryčių mes išgersim 2, o netgi japonai rekomenduoja iki 4 stiklinių, tai yra 600-800 ml, gana daug rekomenduoja, bet vandenukas būtinai turi būti šiltas, kad nekelti streso skrandžiui, nedaryti ten spazminės būklės. Vanduo turi būti aukščiau temperatūra negu mūsų ranka. Karštesnis už ranką. Taip. Tai yra, imam pusę stiklinės šalto vandens, pusę karšto ir taip mes pasiekėme, nes ryte nėra laiko, kada laukti, arba pasiruošiam termose jau specialiai. Ir geriame kas 20 minučių po 30 ml lašinės principų, vad būtent tada mes neišplausime tų jūsų minėtų mineralų. Bet vandens gerimas dar turi būti derinamas su maistu. Tai yra, sakome, 20 minučių iki valgio. Valgio metu dauguma autorių, kai kurie ginčia, bet dauguma autorių vis tik tai nerekomenduoja, kad neatskiesti virškinimo sulčių. Geriame valandą po košės, 2 valandos po mėsytės. Ir aišku, vandens gėrimo pradedame riboti, dozuoti į pavakarę po 16-18 valandos, ypač jeigu turime polinkį skysčių kaupimui, turime tą sėdimą darbą ir taip, kai jau susilaiko skysčiai ir panašiai, negalim atlikti visų tą dieną numatytų sveikatinimo priemonių ir panašiai. Su vandeniu yra atskira paskaita paruošta ir tai čia yra tikrai geras jūsų klausimas. Vandenį šiaip
Vokiečiai yra pasiūlę 2 valgomi šaukštai citrinos sulčių, arba, kaip jau minėjau, galime, jeigu tą dieną neturime tų citrinų, tai pasinaudokite mano to patarimo, jeigu nėra kokio uždegimo skrandį ir panašiai, obuolių acto, trečdalį valgomo šaukšto, pusę valgomo šaukšto, kai kurie autoriai siūlo ir visą, bet čia nuo individualaus toleravimo, nes jeigu pajausit graužimą ar diskomfortą, skausmą ar durimą, tai reiškia, jūsų skrandžio ir virškinimo gleivinė yra sudirginta ir jums reikia labai tą problemą susitvarkyti ir tik tada tas gėrimas rekomenduojamas. Kad suaktyvinti limfą geriant vandenį bet kuriuo metu, labai rekomenduoju po liežuviu trupinėlį, žiupsnelį, 2-3 grūdelius jūros druskos ar Himalajų druskos, pagaliau galima ir tą valgomąją druską, bet nepaprastai rekomenduoju jūros druską. Turėtų būti prieš kiekvieną gurkšnelį bent 2-3. Jie tada skatina seilių išsiskyrimą, dezinfekuoja mūsų dantenas, ten sudaro druską, kaip pasakyti, ir mėsą sudėdavo anksčiau, nebuvo tų visų cheminių medžiagų, kad jinai negestų. Ir druska yra apsauga nuo bakterijų. Tai trumpai tiek apie vandenuką, jeigu atsakiau, tai būsiu patenkinta ir jums pateikusi atsakymą. Jo, ačiū Jums labai, bet vandenį turbūt vis tiek geriant, kad ir kas 20 minučių, tai turbūt nestikliniam reiktų išgerti. Ne, 30 apie galbūt netgi taip gerą 1-2 taip, ar ne? gurkšnelius gerus. Aha. Tai yra lašinės principas. Kodėl mes taip sėkmingai su lašinė pasiekėm sveikatinimą? Todėl, kad iš karto eina į kraujotaką. Jeigu mes pradedame gerti stiklinėmis, tada jau užsiveda visai kitas mechanizmas. Nebevalomasis, o tiesiog inkstų plovimas, inkstų apkrovimas. Ir inkstai to netoleruoja. O ypač jeigu šalto vandenio, tai iš viso ten energetiniai resursai krenta, užšaldomi ir skrandis, ir inkstai. Čia yra. Tada jau kažkada buvo tokia reklama, kad močiutė iš karto siūlydavo fermentų mezym forte. Tai buvo logiškas pasiūlymas. Reiškia, fermentai irgi dirba tik tai, kai mūsų vidinėse terpėse yra 38 laipsniai temperatūros, o jeigu su šaltu vandeniu juos numušam, tai aišku, bus pūtimas, rūgimas, nebus suvirškintos maisto medžiagos, o ypatingai sunkiai virškinami baltymai, tai yra mėsa, pieno produktai, varškė ir panašiai, sūriai. Taip pat, ko vengti reikėtų užšalimo, limfmazgiai yra labai jautrus peršalimui, kada darote masažus, limfmazgių praktiškai negalima spausti, negalima ten kaitinti labai, tai vėlgi yra tokie prašymai. Ir va čia dar paminėta, turbūt, ką jūs klausėte, pažiūrėkite, jau įrodyta yra, kaip turime atstatyti fiziologinį skysčių kiekį, kad turi tas kiekis atitikti netektam skysčių kiekiui, su šlapimu mes netenkame, su išmatomis, su seilėmis, su skrandžio sultimis, su prakaitu. Ten ir daugiau, ne tik skrandžio sultis, ten ir žarnyne yra sultis irgi, nes visur turi judėti, tekėti, visur turi tas vadinamas himusas, lengvas lenkantis turinys susidaryti ir visur ten reikia vandens. Ir organizmas su šlapimu netenka apie 1 litro skysčio. Tai jau čia, jeigu mes tą minimumą išgeriam, tai įsivaizduojat, kad patenkinam tik tai dalį, su išmatom 100 ml, su prakaitu ir iškvepiamu oru apie 900. Vat iš kur tas kiekis didėja. Todėl netektą skysčių kiekį būtina atstatyti. Ir jeigu organizmas yra sveikas, kitas dar yra dalykas, jeigu sportuojam, jeigu labai prakaituojam, ar esame pirtyse, tai išgerto skysčio kiekis jau bus nebe 30 ml kilogramui, bet jau gali pasiekti iki 40 ml ir daugiau. Tai va čia ta formulė, kuri yra. O jeigu yra labai didelis svoris, pažiūrėkite, specialistai mūsų yra pasiūlę
kad ūgis centimetrais padaugintas iš vieno mililitro. Nes būna ir, kaip sakant, 100 kilogramų, jeigu ten svoriai ir panašiai. Ką čia pirtis, jums suprantama, ką jis daro, kinrožė taip pat ir inkstus gelbsti ir tuose augaluose daug druskos poveikis, va, ką mes kalbame. Ir skalavimai, ir kompresai, ir masažai, ir grūdeliai po liežuviu, ką minėjau, mažina patogenų kiekį, netgi dantenų kraujavimą stabdo. O, pavyzdžiui, kai yra ten kokios ar skausmas danties, tai irgi su druska galim pasigelbėti. Kas gali į negyvosios jūros kurortų, ten jau yra sanatorijų aplink tą jūrą, gana pilna, druskingi ežerai. Ir ką, stabtelėkim ties to gelbėtojo, kuris mūsų rinkoje yra, Kolongardas, kuris tiesiog atstato mūsų normalią endoekologinę sistemą. Aišku, pagrindiniai privalumai tai yra natūralumas, prieinamumas, pasiekiamumas ir labai rimta kompozicija, kad ten sudėtyje esančios aktyvios medžiagos padeda ir virškinimui, stiprina imuninį atsaką, pagerina medžiagų įsisavinimą, stiprina ir gerina žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą. Noriu dar palinkėti jums, kad vakarinis valgymas yra visų mūsų rytinių blogų nuotaikų, nepailsėjimo komponentas. Įsidėmėkite tai, kad žarnynas pradeda veikti, jeigu turite lėtai dirbantį žarnyną, ypač vidurių užkietėjimus ar kokius negalavimus, išskiria žarnyne toks hormonas vadinamas motilinas, jis išsiskiria tik tada, kai yra tuščias skrandis. Tai šiandien jūs puikiai suprantate, kad yra užkandžiavimai ir vėlyvas valgymas yra nepageidaujami šiai dienai. Ir kodėl tą žarnyno mikrobiotą skatina ten esančios sudėtinės dalis, irgi mūsų draugai, gerosios bakterijos yra sudėtyje. O bakterijos arba mikrobiota mūsų žarnyne šiais laikais tai yra atskiras organas. Jis turi savo svorį, apie 1,5 kilogramo mes jo turime, tų bakterijų. Bet kokias bakterijas mes maitiname? Jeigu dominuoja saldumynai, miltai, kokie tai va tie vadinami kiti priedai įvairiausi, tai mes maitiname tas blogasias bakterijas, o gerosios bakterijos, tai patys suprantate, ką jos mėgsta, maistinės skaidulas mėgsta va mūsų šitą, kas padeda išvalyti. Tai suprantame, kada žarnyne švara, tai tiesiog ta limfinė sistema nebus perkrauta ir visada, kai aš sakau, kai randame padidėjusias kepenis ar kepenų fermentus, visada domiuosi, o kaip jūsų valymo įrenginiai pagrindiniai, kaip dirba žarnynas. Jeigu žarnynas nedirba, tai iš visų jėgų stengiasi mus apvalyti ir inkstai, ir kepenis. Ir patys suprantate, kad tie organai dirbti už 2 ilgai negali. Vieną dieną jie irgi jau duoda požymius, simptomus ir nusiskundimus. Taip kad kiekviena sistema atrodo, jinai atskirai funkcionuoja, bet kai organizmas yra visuma, jeigu bus užterštas žarnynas, tai iš karto pagalvokime, kad bus užterštas žymiai sunkiau išvalysime ir tą periferinė, limfinė ar dar kitaip vadinama imuninė organizmo sistema. Be abejo, bet kokia švara, tai kaip minėjau, bus mažiau tų uždegiminių reakcijų ir svorio kontrolė, psichinė, emocinė, nes dabar mes siekiame
kokybės, gyvenimo kokybės. Jau liga yra liga, su kuria prisieina gyvenime. Ir kai aš susiduriu su savo kartais pažįstamais atvejais, kiek medicina daug gali padėti. Bet kiek gali padėti žmogus, aišku, nei vienas medikas neateis mums, nepagamins produkto, neparodys, dargi ir visuomenė ir tokia mūsų informacinė sistema apie maisto produktus ir apie jų gamybą, apie naudojamas priemonės dar nėra labai išviešinta. Renkame tas žinias ir aš labai džiaugiuosi, kad yra galimybė susitikti ir pakalbėti tom temom, tiesiog tom temom. Aš asmeniškai Kolongardo tos preparatą panaudojau, tai galiu iš karto pasakyti ir čia pasitariau ofise su mergaitėm, kad tikrai pradėkime visada naudoti nuo mažų dozių, nuo tą, ką rekomenduoja, nuo trečdalio, nuo pusės, palaipsniui stebėkime organizmo pokyčius, veikia labai aktyviai ir ten yra sudėtyje labai tos kefyro probiotikai, laktobacilus įvairių rūšių, tai jos yra priskiriamos prie tų gerųjų probiotinių savybių turinčių bakterijų. Pagrinde mums pagamina energiją ir pagamina apie 9 B grupės vitaminus. Mes galime netgi tų vitaminų, galbūt dabar, kai yra taip aktualu, iš visų vitaminų ir mineralų, iš tų vaisių, daržovių ir maisto kitų siūlomų medžiagų negauname, tai įsivaizduojat, kokį mes turime, gamta mums yra padovanojusi fabriką, gerasias bakterijas, laktobifido bakterijos, jos pačios mums padeda ir kalcio absorpciją ir būtent jas reikia puoselėti. Mes medikai čia jau dabar turime iššūkį, antibiotikai pastebėjote Lietuvoje tik sugriežtinta gavimo tvarka, tik tai, nes jie kaip napalmas išdegina visą mūsų tiek gerasias, tiek blogasias bakterijas ir turime tą imuninės sistemos labai didelę, kol ją atkuriame, nes bet kokios papildomos priemonės, gerosios tos bakterijos, joms nereikia nei cukraus, nei miltų, joms reikia daržovių, vaisių, tų maistinių skaidulų arba papildomai pasiteikiant tokias maisto papildus, kuriuos siūlo Kolongardas. Tai sėkmės turbūt šiandien tiek. Labai ačiū. Labai ačiū, jau čia tikrai taip išsamei. Sudėsiu įrašą.